Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų. Labas rytas, čia laida Sodo gurmanams Skinsiu raudoną rožę. Kai prieš porą mėnesių pakviečiau jūs į savo namus dalintis sodininkystės malonumais, tai sakiau, kad vienas svarbiausių sodininkų bendrystės dalykų yra dalinimasis augalais. Šiandien mes keliausime į legendinės sodininkės ir daržininkės ir žolininkės visų pirma Jadvygos Balvočiūtės vaistinių ir maistinių augalų daržą. Iš ten į mūsų daržą atkeliavo kvapioji garduoklė, balzamita, nuostabiai kvapnus ir skanus peletrūnas. Juo su mumis pasidalinusi Jadvyga šiandien su jumis pasidalins 10 lietuviškam sodui būtinų vaistinių ir maistinių augalų. O tuo metu mes su Lijona ir Ieva pamėginsim parodyti jums, kaip mes čia savo virtuvėje užkonservuojam žiemai šitos vasaros kvapus ir skonius. Aš tai darysiu tiesiog druską su daug džiovinto česnako, morkos, dabar želinčiam žolelėm, tai yra krapais, petražolėm, gelsvėm ir daug druskos. Aš ant žolių pilsiu aliejų, dėsim juos į šaldiklį ir po to visą žiemą ir pavasarį, kol dar nebus šviežių žolių, mes turėsim jų tokių, kokios jos yra. O kas dar yra gerai, tai aliejų jos išskiria savo kvapus taip, kad po to dedant juos į patiekalą, visas kvapas pasklinda po visą patiekalą, o ne... Ir būtinai česnakėlio, taip? Ne. Ne, gerai. Man visai, nežinau, paragauk. Gal česnako šiek tiek daugoka, bet vis tiek pasklis po patiekalą. Neskanu. Skanu. Čia yra druska su žolelėm, morkom ir česnakais. Aš toliau darysiu tą savo ledukus, kurie darosi taip. Dedasi krapas, bet visiškai lietuviškas daržinis daiktas. Dedasi petražolė ir dedasi svogūnų lėkštė. O paskui užliejai aliejų. O paskui užliejai aliejų. Į tokį daiktą dar galima dėti druskos, jeigu norisi, bet taip aš manau, kad tai yra nereikalingas. Tai, kas čia maišau, yra traiškytas česnakas, Taip. šviežias bazilikas, ką turiu šviežio, tą ir imu, šiek tiek pagrobsiu iš Ievos gaminio krapukų, petražolių, tai, ką turim šviežio. Ir sumaišysiu su aliejum. Aš tiesiog užpyliau džiovintus pomidorus 15 minučių karštų vandeniu, verdančių vandeniu, tada nupyliau ir dabar juos užmarinuosiu šituo. Nieko nėra skaniau karštą dieną. Tikrai? Puikiai užkanda. Tai tu dabar pabaig gaminti, sumaišyk viską. O dabar Ieva parodys, kas čia yra. Tai yra česnakinis sviestas, bet biškutį pagerintas. Tai tam reikia mums gerokai česnako. O pas mus apie 4 nekepa. skiltelių gerų O česnako. pas mus nekepa. O sviesto čia yra kokie 200 gramų. Kokie 200 gramų sviesto, 4 skiltelės česnako. Kepa. Gerą saujelę krapą. Petražolio irgi gerą saujelę. O dabar padėsime sumaišyti. Aš sumaišysiu. Neskubėk. Gerą žiupsnį druskos. Čia Himalajų druska. Prabangios. Prabangios. Bet vis tiek reikia druskos. Gerą žiupsnį druskos. Ir gerai viskas sumaišęs. Tada mes imam Česnakas. maistinę plėvelę. Aišku, galima dėti ir bet kokią formą. Jo. Ir tada padedi Aš tu gal duočiau. Čia neišsikrapštys taip. Krapštys. Ir tada mes jį vėl suformuojam į tą patį Sviesto pakelį. sviesto pakelį. Jis bus prilipęs. Ir dedam į šaldytuvą. Taip, jisai sušaus ir bus vėl tos pačios formos. Pesto yra padažas, kuris dedamas ant picų, makaronų, mėsos, absoliučiai visur. Tiesą sakant, pesto italai naudoja Visur. praktiškai visur. Tai yra bazilikas. Tai yra bazilikas, tai yra kedrinės pilies, pusės stiklinės, tos 200 ml. Maždaug. O kiek tada baziliko? Baziliko čia jau visiškai pagal skonį, bet taip tai jo turi būti daugiausia. Ir tada viena gera skiltelė česnako, didesnė. Druskos,
Ir Tik tai žiupsniais, ne? Čia nereikia daug. Žiupsniais, jo, daug jos nereikia. Ir galiausiai viskas užsipila geru alyvuogių aliejų. Matai, žalius dalykus jisai mala gerokai. Aš vėl ragausiu. Va. Leiskite jums atsistoti ir pasakyti, kad Uljona ragausi. Į šitą daikčiuką dar dedasi citrina. Bet tai yra jau galima dėti, galima nedėti. Gaivu, pakankamai paprasta. Skanu? Skanu. Tai ir viskas, ką norėjome šiandien jums papasakoti. Laidos įrašą rasite mūsų Facebook paskyroje Skinsiu raudoną rožę ir, žinoma, interneto tinklalapyje lrytas.lt. Viso gero. Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų, lašą vilties ir grožio, spindulį pavasario dienų.